Mes esam pasiruošę. Aš esu Laurinas. Su Martynas. Ir aš Lukas. Pradėsime savo kelionę vėl į Italiją. Tik šį kartą iki Gardos su mūsų 3 mopedais. Turime Vespą. Dalim. Nu ir dar Vespa vieną. Visi pasiruošę. Kaip matėt, mūsų pasiruošime varikliai buvo perinkti, subalansuoti, paruošti šioms lenktynėms. Nu kokios lenktynės? Šia lenktynė su likimu nebent. Nežinau kaip kitaip pasakyti. Turime vieną Boeingą laivą. Papasakokite apie jį, kas čia per laivą. Čia yra Dalim S2, 1.5 kupatūros, 300 eurų, kuriasi sunkiai, bet dirba. Pas mane yra Vespa oranžinė, jos šiaip vardas yra Elžbieta, bet jeigu jūs norit vadinkite Elzę, kodėl tai pasirinkom tokį vardą, dėl to, kad, jinai, pažiūrėkit, princesė, gražiausia iš visų, prižiūrėta, išlaižyta, ne? Ola! Kūro sąnaudos, Laurinas klausė, kokias tai 6 litai yra 100 km ir daugiau nėra ką papasakoti, realiai ant vieno šniūro laikosi mano visa manta, tai važiuosiu vis tiek pirmas musėt, kad draugai sugaudytų mano visus dalykus ir viskas realiai. Mane Vespa buvusi jau Italijoje, tai realiai vežu ją atgal, kad jinai pamatytų, nes jinai mėgsta atostogauti. Vakar buvo užklynėjęs sankabos guolis, užkirto sankabą, nutraukė diržą, pasikeičiau. O daugiau nežinau, nieką nedariau, tik tai tepalus pasikeičiau padangas, prisipučiau, technikinę pravariau. Ir viskas, baigtas kriukas. Nusivalėm musės visas nuo priekinio šito mano Fenderio. Tada spidometrą nusistačiau, ateik kameristas. Spidometras dabar visą laiką rodo pas mane greitį. 30. Halleluja, halleluja, halleluja. Čia visi žiūri veidrodžius reguliuoja, pas mane tai tiesiog suskylęs. Aš neturiu ką reguliuoti, nelabai matas per kažką esi. Ir parašyk komentarus, kodėl McDonald'o programėlė neveikia, nes man čiužinį reikia nusipirkti, aš neturiu ant ko mėgoti šiandien. Aš realiai tiesiog turėsiu šedinę nusiplėšinėti ir ant žemės galvą dėti. Baigiau. Einam žiūrėti, kaip Lukui sekas. Nežinau. 300 euriukų. Nežinau, yra nuvažiavęs iki Palangos, iki Širvinto. O kažką apie pliusus gali papasakot? Pliusai? 300 euriukų. 300 eurų. 300 eurų. Lingas. Nėra užkodimo kojelės, va, didžiausias minusas. Čia nei pas vieną nėra. Čia. Nu pas jį yra, bet netikra, imitacinė. Iš molio padarėm. Šisko pažonko. Į užsienį važiuojam. Pirmas sustojimas, kur vyrai atvyko? Į vežį ir moki pinigus. Oh my god. Tolyn nuvažiavom 2 km įveikti, liko dar 2000 į vieną pusę. Einame čiužinį pirkti. Ai, bet čia 3 plius. Ei, miškinį, parodyk, ką nusipirkai. Kas čia yra? Foliją pasikėp mėsytis. Kiek sumokėjai? Kortelės turėjau 18 eurų. Rimtai? Tu turėjau aš. Nu, kažkaip tais. Tai gumos tos neturi? Tai tą gumą užspausk ir viskas. Viskas, rėdam į užsienį. Kilometrai po. Turim užtrumpintus laidus. Sudegė, vos bardačiokas neužsidegė. Kažkaip motoroleris užgeso. Dabar nukarpiau laidus. Pabandysiu užvesti vėl. Čia mano krovimas jaučiu užtrumpino. Bandau užvesti. Turim pasiekti užsienį. Viskas gerai, užsivedėm. Problemas buvo su laidais. Jau užtrumpinam. Nebeturėsiu krovimo, bet per naktį susitvarkysiu. Kodėl iki burgerį nesustojom? Pilna. 4 litrus 30. Įsidėmėkite tas kainas, nes pamatysite ant kiek kitur geriau. Einam pažiūrėti, kiek tas benzinas. Pilėjau. Kiek pilsi? Pilnas. Įdomu, kiek pilks. Kaip žinot? Pilk. Nu va, įsipyliai. 488, aš 438. Kiek įsipylė degalų? 10 litrų. 10 litrų pastatė tilpo. Pas mus tik tai po 4. Einam valgyti biškį dar. Kukulainiai. Hodogai su kukuliais. Vijada mus sponsorina. Einam lest. Ką, viskas? Lenkija pasiekta. Nu, skaityk, nebedaug liko kiek. Čekija. Dar 1605 km.
Kas liko Čekija, Austrija ir Italija. A gal biškai pailsim ir važiuojam toliau. Galima pasiekti pasiekti. Be careful. Okay. Kas nutiko, Laurinai? We have problems with starter, nesikuria niekaip. Čia gali būti, man nudegė starterio laidas. Gal to nesijėda, bet kaip prieš tai vedęs, tai nežinau. Toks gražus Augustumas. Varšava. Turim skylę, blūkę, seniukai. Nulūžo. Tai kodėl nulūžo? Bet guolis čia tai bus sudegęs jau. Turbūt niekada kol kas nedarysim. Guolis kaip ir sukasi. Tai keista, kodėl jis nulūžo, iš vis vakar pakeista dalis. Tai... Einam pirkti. Nu čia išlenda varžtas ir užsisuka veržlė. Ir dabar nulūžo. Varžto galas nulūžus visą veržlę. Na, dėl to pamečiu dar dangtelį. Impartuvį. Lankšluščių mums reikia. Bet gal triusinė, gal kokią nusipirkus man visą. A gal kokių triusikėlių reiktų, o maikių? Man maikių reiktų. O, 4 eurai. Esas. Nu gerai, žodžiu, einame pasiieškoti kokių rankšluosčių, marškinėlių. Parodysim, ką išsirinkom. Rankšluosčiai po 3 eurus. Negalvok, va. Aš jums. Apie viską pagalvota. Lemba, šitas tai geras. Žinok, užsipilsiu iš kartą, aš važiuoju. Nieko jis geras, žinok, 8 centų. Tu 7 zlotą. Radai twisterių? Kažko. A gal elektros parduotuvę radai kart nors, ne? O ką reikia? Ausinukų. Tai pavalgom su ledas, valgom vienam snukų. Gerai. O jeigu už... Kas nors iš, aš tik tai... Cak. Tai šito laido prailginimą pasidarysiu iš šito tiesiog atsikirpsiu ir dasiviniausiu. Bet ne. Tai mūtų. O kam? Gal taip? Dabar greit lėk. Dabar visų stojimo, važiuosim, degalinę dar reikia pagauti. Jo, reikia kurą. Vėl nepatį tabunėti. Sveikinat. Nu ten 20 metrų prieš buvo duobė, dėjau į duobę. Nuspjovė karbiuratorių. Reikia įsistatyti karbiuratorių. Paskui kėliau motorollerį. Parvirtau porą kartų. Labai jau sunkiai renkasi paskutinį kilometrą iki mūsų stovyklavietės. Kiek mums liko dar? 3 kilai. Čia niekas, tai net neapsimokėjo, griūtų čia. Žaliuot visą. Nuraš. Pagalvos, kad griuvau. Nu jau. Nu gerai, viskas, važiuojam paskutinius 3 kilometrus. Šitą kelio dėl šito prūdo. Šiandien įvažiuota. Apie 400 lygiai.
400 kilometrų. 400. Tu beprūtis, kiek valandų važiuota? Daug. Nuo 3 iki 8, 5 valandas, 400 kilometrų, vidutinis greitis 80. Kaip motoroleris atlaikė? Toliau tik gerin. Tai va. Nu vot, turim vieną gūštą. Tokią samadėlną, kaip sakoma. O dabar gaminsime piešibus. Makaronai su dešrelėm, grietinėlė ir sūriu. Niekas neruošta. Все, einam gaminti. Nu buvo jie keli, nes turėjome 3 gedimus, aš turėjau bent 3 gedimus. Tai pirmasis gedimas, kuomet iš Kauno pajudėjus gal kilometrui man sudegė laidai. O kad neradom pripučiamo čiužinio, kurio norėjom pirmoje parduotuvėje Kaune. Tikriausiai buvo ne šiandien nuo vakarą, kai atvažinėjau į Kauną. Tai aš tiesiog sankryžai sukau kairę, norėjau įsitikinti, kad dešinėje nėra jokios kliūties, atsisukau dešinę ir kai atsisukau priekį, aš jau nuvažinėjau nuo kelio, tai aš nulėkiau nuo kelio tiesiog ir per žolės, per šaligatvį. Asmeniškai aš kažko visiškai nepernešu, man geriau lytų, sniktų. Manau, kad geriau yra važiuoti kiam karštyje, nes ir įdegi. Bet ir šiaip aš karštį pernešu, tai manau, kad tikrai būtų daug geriau važiuoti karštį nei lietuje. Dabar jau pradeda lyti, tai aš rinkčiausi karštį. Visgi karštis yra geriau, nes gali varyti su maikė, kai lyja, tai ir tiesiog nemalonu. Kol kas palei šiandienos rezultatą, tai matom, kad aš mažiausiai turiu tikimybę pasiekti Italiją. Tai aš manau Laurinas, nes iki kol mes iš vis išvažiavom iš Kauno, jis 3 kartus sugedo. Ne, tai silpniausia grandis bus lėčiausias motoroleris. Aš nenoriu sakyti, kad bet aš ir nebuvau. Marčiaus Vespa važiuoja 7-8, jis nenori smaugti jos, nes yra tam pašalinių garsų iš motoro. Silpniausia grandis, tai šiandien aš buvau tikrai silpniausia grandis, nes man turėjau daugiausiai gedimų ir labiausiai stabdžiau komandą. Bet be viso šito to, ką aš žinau, visiems sekės puikiai, nebuvo silpnų grandžių, visi pasirodėm puikiai. Čia viskas gerai, daug juoko, daug pokšto ir judam į priekį, visi žiauri gerai. Davai, varau jau, nes lietus žiauri lyja.